Uždaroji akcinė bendrovė Kautra Druskininkuose nuolat atnaujina savo autobusų parką. Nuo trečiadienio kurorto gatvėmis riedės dar 2 nauji žemagrindžiai autobusai. Taip, pagal susitarimą su savivaldybė nuo rugsėjo 1 pradėsime su 2 naujom transporto priemonėm. Šį kartą maži autobusiukai, bet išskirtinis bruožas yra tai, kad jie buvo perdaryti pilnumo ir yra žemagrindžiai. Galės žmonės su negale puikiai naudotis ir važiuoti, taip plėsis šių žmonių galimybė naudotis visuomeniniu transportu. Na ir transporto priemonės naujos, patrauklios, erdvios, šviesios. Ar daug druskininkiečių naudojasi jūsų paslaugomis? Tai tikimės, visą laiką norime, kad visi naudotųsi kuo daugiau visuomeniniu transportu. Taigi, važiuodami visuomeniniu transportu mažiau teršiame gamtą, tai nesinaudojam savo privačiom mašinom. Tai kviečiam visus druskininkiečius pirkti ir nuolatinius bilietus, kas tikrai miestas turi visą infrastruktūrą viešojo transporto, tiek nuolatinius bilietus, elektroninį bilietą, tai tikrai kviečiame pasinaudoti, juolab, kad per elektroninį bilietą numatomos yra ir daug nuolaidų, ypač Leipalingio gyventojams, kurie gali ne tik tais priemiestinių važiuoti, bet ir naudotis miesto nuolatiniu bilietu. Kaip sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, visada džiugu, kai mieste atsiranda naujų transporto priemonių. Kalbant apie mūsų transporto infrastruktūrą, pradedant moksleivių pavėžėjimų, kur dalyvauja tiek mūsų švietimo centro autobusai, tiek Kautros teikiančios vežimo paslaugas tiek mokiniams, tiek mūsų gyventojams. Visada džiugu, kada atsiranda naujas transportas, tai yra ir naujos kartos autobusai, ypatingai kalbant apie Kautros Mercedesus, kur matot su pažemintomis grindimis, miesto autobusai ir neįgaliesiems pritaikyti. Na ir be abejo naujasis Volkswagenas iš švietimo centrui, kuris taip pat naujos technologijos, nauja apdaila visa. Tiesiog džiugu, kad pavyko vėl gauti autobusus ir atnaujinti mūsų parką. Ir mūsų gyventojai, mūsų moksleiviai važinės žymiai naujesniais, patogesniais, saugesniais autobusais. Dėl Kautros tikrai noriu pasidžiaugti, kad tokia įmonė teikia pas mus vežimo paslaugą ir kalbant apie pasiūlymus dėl naujų autobusų, be abejo savivaldybė turi prisidėti, vien iš bilietų tokias investicijas negalėtų daryti, bet džiaugiuosi, kad mes šiandien Lietuvoje turime naujausią, geriausią, tobuliausią ne tik autobusų parką, bet įskaitant ir būtent keleivių laukimo aikšteles su išmaniom technologijom, tablo, lentom, kuriuose žino ir kada atvažiuos, ir kur važiuos, kaip ir ant autobusų, kaip matot, degantys užrašai, taip ir sustojimo aikštelėse, stotelėse. Džiugu, kartu bendradarbiaujam, dirbam ir turim rezultatus, kuriais, manau, galim džiaugtis ir didžiuotis. Trečiadienį 2 naujus žemagrindžius autobusus pristatė bendrovė Kautra. Trečiąjį spalvingą mokyklinį autobusą rugsėjo 1 šventės proga Druskininkų savivaldybė perdavė Švietimo ir mokslo ministerija. Šiemet 82 Švietimo ir mokslo ministerijos šalies mokykloms nupirkti nauji autobusai bus skirti toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantiems vaikams vežti.